Sveiki, Kotryna priklausoma. Sveika. Aš kažkaip visai, kai pradėjau lankyti DA susirinkimus, galvojau, kaip čia prisistatinėti, galvojau, reikia sakyti alkoholikė, narkomanė, bet aš realiai, bet kas velka mane kabina. Ir aš vartau viską, kas būtų pakeitę mano būseną. Ir jo, taip bandau, kažkaip atsėdėjau ir klausiau, kaip skaitom žingsnius tradicijas ir atsiminiau tą tokią mažą Kotryną, nuo ko viskas prasidėjo, nes man atrodo, kad mano liga, mano ta vidinė tamsa, kažkaip labai anksti atsirado, aš labai daug jautrumo turėjau, aš atsimenu, šiaip aš augau tokioje šeimoje, kur, mano mama yra kitos 12 žingsnių draugijos narė, ten mano senelis buvo po visas blaivyklas Vilniuje ir paskui jam tam pasakė, kad šitam žmogui mes jau nebegalim padėti ir atsimenu, kad tiesiog reikėjo jį paimti ir aš, mačiau, kad, jis tiesiog realiai mirė, nes kraujas nebebėgo. Ten užkalkėjo viskas, jisai nuo alkoholizmo mirė. Ir aš atsimenu, kad vartojimo buvo labai labai daug, mes atvažiuodavom į kaimą, visi dainuodavo ir visi gerdavo samagoną ir ateidavo tas momentas, kai pasidarydavo baugu pasidarydavo ir aš augau ir sakiau, kad aš niekada negersiu, bet aš rūkysiu cigaretės. Kažkaip atrodo gražu rūkyti cigaretės, bet gerti tai labai labai baisu. Ir kai aš mažytė buvau, mane mama vesdavosi į susirinkimus, ten tos kitos draugijos ir atsimenu šventėm naujus metus ten su jais, man kokie, nežinau, 7-8 buvo. Ir atsimenu, kad man pasirodė labai keista, kad jie visi juokėsi ir nevartoja alkoholio. Vaikui toks įspūdis buvo. Tai tų medžiagų, visai ką buvo aplinkui. Daug ir jo, aš tokį labai, labai jautrumą turėjau, labai atsimenu ir mamą mes gaudydavom ten su tėčiu, pasisadindavo jis mane į mašiną ir paskui, kai man pasakė, kad, jis tiesiog pasakė mamai, kad žodžiu, arba tu nustoji gerti, arba tu nematysi manęs ir Kotrynos. Ir tada, pradėjo kaip ir sveik, bet ten savo kelią turėjo. Ir jo, tas jautrumas didžiulis, atsimenu, susipykdavau mokyklai su geriausia drauge ir man mama pasakojo, kad aš sakydavau, kad aš nusižudysiu, nes aš susipykau su drauge. Ir tas toksai, aš nusižudysiu. Kaip dabar galvoju, tai nebuvo normalu. Ir kažkaip ir mokykloje aš tokia jaučiausi visiškai nepritapus ir man atsimenu buvo 14 metų ir aš patyriau tokią traumą, man ten išsisuko kelis ir aš ten visi žodžiu draugai kaip ir kieme žaidžia, o aš ten viena ir aš iš tėvų vogdavau cigaretės, nes man atrodė, kad labai blogai, kad jie ten rūko, žodžiu, vogdavau ir slėpdavau pas save ir pradėjau rūkyti, tai išsukta koja, nes man taip ilgu pasidarė ir klausiau liūdnos muzikos ir susiradau vieną muzikantą, kuris man ten žiauriai imponavo, aš galvojau, kad aš esu jo reinkarnacija ir susiskaičiavau kiek dienų, nes jisai ten nusižudė, ten heroiną vartojo, žodžiu, nusižudė, kai jam 7 buvo, aš susiskaičiavau, kiek aš dienų turiu gyventi, kad, kada man reikia nusižudyti. Ir aš turėjau nusižudyti 21 metų Liepos 18, bet išblavėjau 20-ais, tai nespėjau. tai aš augau. Tada atsimenu, pradėjau galvoju, kaip čia man įdomiau ten, nes iš karto norėjau įdomiau. Aš trupindavau paracetamolį ir į cigaretę kišdavau, nes man čia atrodė, kad čia kažkas bus tokio. Neatsimenu, mane ten vilko, bet aš įsivaizdavau, kaip mane ten velka tas paracetamolis cigaretei. Ir aš ėjau į 8 klasę. Ir tai aš ėjau į 8 klasę. Ir jo, mes kažkaip tada prasidėjo tokie kaip ir baliukai, mes ten su mergom, atsimenu, išgėrėm sidro ir man toks jausmas buvo, kad aš padarysiu bile ką, kad aš jausčiaus taip amžinai. Man tiesiog taip gera buvo, taip šilta, taip ramu, taip aš savo odą jaučiaus, kad, aš realiai supratau, kad aš padarysiu bet ką, kad aš būčiau apsvaigus. Man tiesiog buvo atsakymas ir labai greitai žolytė atėjo. Aišku, aš bijojau ten žolytės, nes ten kokią 2-3 parūkimą man taip kažkaip užgliūčino, kad man ten kojos nukrito, bet vis tiek man įdomu buvo. Man visą laiką į paranoją vilkdavo, bet man įdomu buvo.
Ir kad ir kaip baisu, bet man visai patiko tas, kad aš nežinau, kokį aš rezultatą išsuksiu. Nu, vat, kad vis tiek man yra įdomu tą būseną pakeisti. Ir labai greitai atėjo pirmi tie nusigerimai iki sąmonės netekimo ir aš atsimenu, ten parvežė mane nuvėmusią ten Vilnių į Pilies gatvę. Draugės tėvas parvežė mane namo ir mama kitą rytą mane pažadino 6 ryto ir sako, važiuojam į Gariūnų turgų, žodžiu, jeigu moki gert, mokėk ir gyvent. Ir aš atsimenu, kaip aš ten dvėsiau tam turgui, kaip man ten blogai buvo ir kaip pyko ant viso pasaulio. Ir jo, ir kažkaip labai kojon man ėjo ir tokios savižudiškos mintis. Nu, mano emocijos visą laiką buvo labai plačiai šokinėję. Ir man labai norėjosi va to aiškumo. Aš norėjau suprasti, dėl ko aš gyvenu. Aš nesupratau, kodėl aš gyvenu. Ir mane tas adrenalinas labai masino, man labai įdomu buvo tam adrenalinė gyventi, bet nu, vis tiek, va, ta tamsa, jinai ėjo kojon. Ir aš labai sunku man atsekti visą seką su metais, kas mano paauglystėje įvyko, todėl kad ir daug vartojimo buvo, bet ir daug tamsos buvo. Ir aš, nu, paauglystėje ten tarpe 15-16 pirmą kartą bandžiau nusižudyti. Nu, dabar, kaip žiūriu, ten labiau buvo pagalbos prašymas, nes aš tiesiog susiradau namie, kokie ten buvo, ten paracetamolį, ten antibiotikus, ten nu, visokių ten tokių nuodų pristraukiau, ten užgėriau. Tada man ten plovė skrandį, siuvo ranką ir vat, nu, toks pagalbos šauksmas buvo, nes tiesiog, nu, bet man labai buvo sunku būti realybėj, tai, nu, kažkaip labai neaišku buvo, kodėl aš turėjau būti. Jo, ir tada man kažkaip ten ligoniniai pasakė, kad būtina, kad aš eičiau pas gydytojus, kad ten aiškintųsi, kaip, nu, žodžiu, kad man buvo būtina psichiatrinis gydymas, vat, po tokio veiksmo. Ir aš papuoliau pas psichiatrę ir aš nesu medikė ir nedalinu patarimų, bet man atrodo, kad man biškai pakišo tas koja, nes mane labai stiprių vaistų pasadino, kurie sukelia priklausomybę. Aš juos turėjau vartoti kiekvieną dieną kelis metus. Ir dėl to vat irgi manau, kad toksai susimaišymas. Aišku, aš turėjau pasirašyti tenai sutartį, kad aš nevartosiu alkoholio, nevartosiu narkotikų ir ten, žodžiu, nesižalosiu. Bet aš turėjau savo planą. Ir jo, ir vat aš tada pasidirbau dokumentą. Kadangi man labai atsibosdavo prašyti ten tų vyrukų prie parduotuvės, kad pirktų, tai aš pasidariau savo dokumentą, kuriam parašiau, tada buvo galima nuo 18 pirkti alkoholį, aš tam parašiau, kad man 2 mėnesiai, kad niekam nekiltų įtarimų, tai žodžiu, kad ne 18, o 2 mėnesiai ten prisidažydavau baisiai ir pirkdavau, ir dar atsimenu, bandydavau rusišką akcentą padaryti, kad ten, žodžiu, kad bijotų man ką sakyti. Ir jo, ir iš vietoj mokyklos nueidavau į Čili pizzą prie mokyklos ir ten užsisakydavau raudoną vyną ir skaitydavau knygą. Ir aš jaučiausi kaip pat laimėjus pasaulį, kad ten tie visi eina į pirmas pamokas, o aš čia, žodžiu, aš lavinuosi, geriu gyvenimą. Ir aišku, ten po kelių ten tų taurių man atsibosdavau, užsinorėdavau bendrauti, nueidavau į tą mokyklą ir labai greitai mane ten pagavo, turėjo realiai išmest, svarstė išmest, bet kadangi ten, žodžiu, bet mergaitė tokia depresyvi, tai vat pasigailėkim jos ir nuo to laiko mane socialinė visą laiką sekiodavo ir tikrindavo akis, ar stiklinės, ar nestiklinės. Ir aš atsimenu, aš taip pykdavau, tai galvoju, ko čia žiūri, nors realiai tai buvo rūpestis. Ir dabar vat, aš pamatyčiau vaiką, va taip besiblaškantį, nu man labai baisu būtų, vat, kad tam vaikui taip yra. O tuo metu aš buvau įsidėjus tokius šarvus cinizmo, šarvus tokio sarkazmo, kad, nu, kaip ežys, kad manęs niekas nepaliestų. Ir jo, man buvo 18 metų, mes ten važiavom mašiną, buvom visi išgėrę Jamaikos sidro ir vienintelis, kuris turėjo teisę, sėdėjo gale ir gavosi, kad mes papuolėme labai stiprią avariją. Vertėmės 6 kartus, man lūžo stuburas, buvo milimetras nuo stuburo smegenų, realiai neturėjau vaikščioti. Ir atsibudau reanimacijoje, mano pirmi žodžiai buvo, aš noriu parūkyti. Va toks cinizmas buvo. Ir man kažkaip atrodė savaime aišku, kad aš vaikštų, nes nugi aš tokia va. Savaime aišku, davai, meskite mane iššūkius, aš čia viską praeisiu. Ir dabar, kai žiūriu, aš tiesiog labai daug metų tai pasakoju kaip anekdotą, nes, nu, tiesiog buvo labai sunku suvokti tą realybę, į kokias aš situacijas papuldavau ir man vienintelis būdavo toks, kad aš čia rock'n'rollas, čia aš rašau savo autobiografiją ir kai kas nors skaitys, tai galvos, va, kokia čia kieta merga buvo.
Nors realiai tai buvo tragedija po tragedijos ir aš atsimenu, koks mano tėvo veidas buvo, kai aš ten atsibudau su to sulūžusiu kaklu. Ir, nu, va taip va. Bet ten, žodžiu, pasakė man, kad, nu, vat, jeigu tokį dalyką išgyvenai, tai daryk kažką su gyvenimu savo. Sugalvojau savo svajonę, į kurią aš noriu stoti. Man labai patiko muzika. Sugalvojau, kad noriu į tą muziką stoti. Pasiruošiau ten per metus, aišku, po visų tų reabilitacijų su senukais, po insultų, kad atgaučiau rankų valdymą normalų. Ir įstojau šitą muziką ir ten gavau tokį kaip ir leidimą gert, nes, nu, visi gėrė, nu, visi tusino. Ir man atrodo, kad visą laiką, nu, va, toksai iškreiptas mąstymas. Man atrodo, kad va, ta svajonė mano, va, yra dėl ko aš gyvenu ir dėl ko aš degu. Nors nuoširdžiai mano pagrindinė svajonė buvo svaigintis. Svaigintis ir man svaigalai visą laiką realiai buvo aukščiau už tą visą svajonę. Ir atsimenu, ten mokiausi gerti tiek, kiek vyrai geria, tada supratau, kad jeigu aš einu išsivemt tam tikram taške, tada aš neatsilieku. Nu, visokie tokie ir nieko ten su ta svajonė neįvyko, nes įstojau labai gerų pažymų, o baigiau visiškai vidutiniškai, nes, nu, tiesiog, nu, aš tiesiog nebuvau ten, aš įsivaizdavau kažkokiose iliuzijose, kaip čia gyvenu kažkokį gyvenimą svajonių savo, nors realiai tai buvo tiesiog pachmielas. Tai buvo pachmielas ir pavojingos situacijos. Ir pasibaigė tie mokslai, man tokia tuštuma užėjo, kad, nu, vat, nieko neįvyko, aš ten biškai padariau ten tą svajonę kažką, paskui įsidarbinau draudimo brokerę, ten padariau draudimo pardavimų, ten rekordą mėnesį, užsidariau savaitę ir gėriau kambarį. Nes supratau, kad, nu, va, čia nevilka. Ir supratau, kad Lietuvoje man netinka. Man reikia į Daniją, bet ten bus kitaip. Įstojau šitą Daniją, išvažiavau ir likau viena. Likau visiškai viena, pradėjau ten labai labai daug pilt ir ten dar buvo taip, kad, žodžiu, yra numeris, kur parašai, ar tau hašišo ar žolės ir tau priveža kaip pica į namus. Ir man prisidėjo tokie dalykai kaip panikos atakos nuolatinės ir aš iš pradžių galvojau, kad man čia suskydliaukia kažkas, nes, nu, pasitaikė kažkas gerklėj, toks gumulas ir aš vaikščiau ten pas medikus ir man kažkaip sakė, kad man pas psichiatrą reikia eiti. Tai aš biškai nesupratau, ko čia susiję, bet nuėjau, tam pradėjo man vardinti diagnozes ir medikamentinius gydymus, bet tai Danijoje realiai aš ištempiau 9 mėnesius, nes vėl, bet, nu, aš tiesiog prisidariau ten skolą, 7,5 tūkstančio eurų. Ten, nu, va, tas panikos atakos ir aš prisigerdavau ir pradėdavau kalbėti apie tai, kaip aš nusižudysiu. Ir mane tada evakuavo artimieji iš ten. Aš ten buvau užsikabinus, kaip ten, žodžiu, važinėsiu į Berlyną, ten pas vieną mokytoją vokalą, ten, žodžiu, viskas labai gerai bus, bet mane ištraukė iš ten, įsidarbinau Vilniuje į 2 barus vienu metu, iš kurių labai sėkmingai geriau aš ir mano visi geriausi draugai. Ir po 2 mėnesių mane pirmą kartą išvežė į psichiatrinę. Nes, nu, man buvo toks jausmas, kad jeigu gyvensiu dar dieną, nu, aš negaliu pakelti jausmą, jeigu aš gyvensiu dar dieną, nes buvo tokia sumaištis, kurią aš pastoviai gesindavau medžiagom. Ir medikamentiniam, ir su tuo. Ir aš atvažiavau į psichiatrinę, man ten prirašė dar daugiau diagnozių įvairių ir viena iš jų dar buvo F10, ten tas piknaudžiavimas alkoholiu, nes apie visą kitą aš kažkaip biškį nutylėdavau. Ir šiaip dar narkotikai nebuvo labai pasiekę mano gyvenimą, tuo metu tik žolė labiau figuravo, nu, ten būdavo kartais ten tų eksperimentų, bet mane per daug, nu, išneždavo ten į tą tamsą. Ir man pasakė, jeigu tu nori čia negrįžti, nes aš ten atsibudau iš viso griežčiausiam skyriui, stebimoje palatoje ir ten mėnesį buvau laikoma. Ir man labai buvo taip įdomu, tai ar čia mano gyvenimas dabar toks ir bus, ar aš čia jau tai esu, ar čia kažkas, ar čia tos medžiagos, nu, bet man buvo labai įdomus klausimas, bet, nu, visa ta emocinė būsena, aš, nu, kažkaip dažnai šitą sakau, kad, nu, man atrodė, kad jeigu tie daktarai jaustųsi kaip aš, jie vartotų lygiai tiek pat, kiek aš, nes, nu, visas tas gaisras, kuris užsidega, man jį tik medžiagos nugesindavo, va, tą tokį alkį viskam, kas mane gali pastimuliuoti. Bet man pasakė, jeigu tu nori čia negrįžti, tu negali vartoti. Nu, ir aš išėjau, aš nuėjau į pirmą ten anonimų susirinkimą, jie paminėjo žodį Dievas, aš apsisukau ant kulno ir galvoju, būkit jūs to Dievu. Dar atsimenu, nuėjau ten į antrą susirinkimą jo ir ten sėdėjo žiemą kažkoks vyras su basutėm ir aš galvoju, nu, jūs sėdėkit čia, aš turiu savo kelią. Ir mano kelias atrodė, aš užsirašiau į sporto klubą ir sportuodavau tiek, kad aš nugriūdavau.
Aš ten mindavau ten dviratį ar ten tą eliptinį treniruoklį iki tol, kol aš nugriūdavau, nes, nu, man visą laiką va tas variklis, tas varo ir tos mintis nuo atsibudimo, atsimenu, pradėjau bėgioti ir aš bėgu palei nerį ir aš realiai jaučiu raudono vyno skonį burnoje ir aš tiesiog bėgu ir klykiu, kaip aš gert noriu. Ir va taip aš 9 mėnesius tempiau, aišku, aš tada įsivaizdavau, kad aš blaiva, nors realiai aš ten ir žolės parūkydavau, ir tas benzodiazepinus pastoviai vartojau, nes, nu, bet vat man atrodė, kad aš blaiva ir aš gyvenau tuomet su žmogum, kuris kasdien rūkė žolę. Aš galvoju, nu gerai, nu čia yra problema, man reikia iš čia kraustytis. Aš išsikrausčiau, ten išsiskyriau su juo ir nuėjau į klubą ir pabandžiau pirmą kartą per tą patį vakarą ir kokainą, ir gaidžių, ir ratų. Ir supratau, kad ir po mėnesio grįžau į psichiatrinę. Ir jo, vat kažkaip tada prasidėjo vat didžioji tokia tamsa, kad tos, nu vat, aš nenoriu eit labai į detalės, bet va tos situacijos jos vis pavojingėjo, vis aš atsidurdavau tikrai ne ten, kur aš planavau po kelių parų ir nu va ta būsena, kur aš atrodo, po to, kai jau va dingsta kaifas, kur atrodo, aš iššoksiu pro langą, aš nebegaliu, aš nenoriu to. Ir aš atsimenu, tada kalbėdavau, kaip aš norėčiau nusipirkti sodybą, ten auginti ožkas ir gaidžius ir užsiimt žemdirbystę, nu vat kažko tokio tyro ir tada nušniot. Ir aš labai norėjau mokėt gyvent gražiai. Labai norėjau taikos, labai norėjau tų gražių santykių su kažkuo, kurie nebūtų destruktyvūs, kuriuose nebūtų smurto. Bet nu vat man neišeidavo. Aš tiesiog man neišeidavo. Ir aš, kad ir kaip trokšdavau, va taip gražiai, ramiai gyvent, nu, aš vis tiek atsidurdavau, nu, vat kitą dieną vėl tame pačiame. Ir atsimenu, atvažiuodavau į psichiatrinę, paprašydavau, kad man lašelinę pastatytų ir atvažiuodavau toliau gyventi. Ir turėjau visą vaistinėlę, tenai antipsichotikų, kuriuos paimti, jeigu paėmiau haliucinogenų, ten stimuliantų, jeigu aš ten negaliu atsikelti darbą ir, nu, ir visko aš ten maišiau ir kai pagalvoju, nu, buvo labai daug situacijų, kur aš neturėjau išgyventi, nu, nes ten ir kiekiai, aišku, didėjo ir viskas. Jo, ir atsidūriau vėl psichiatriniai. Ir ten kažkaip vat buvo, kad gulėjau palatoje, man buvo 26, gulėjau palatoje su moterim iš Alanon draugijos. Ir tai taip sako, pažiūrė į mane ir sako, vaikeli, bet tavo ant veido matos, kad tu geri, o aš ten įsivaizduoju, kad aš ten gražiausia mergina psichiatriniai. Ir man toks, Bet, nu, realiai tai, nu, čia vėlgi per anekdotą tas ėjimas, realiai, nu, buvo tamsa. Buvo tamsa, kad aš turiu savo planą ir jisai niekada neįvyksta. Buvo ta tamsa, kad aš suprantu, kad aš esu situacijoje, kur aš arba aš turiu nusižudyti, arba mane kas nors papjaus tose vietose, kuriuose aš būnu, arba aš bandau kažką naujo. Ir jo, ir mano šeimos narių nemažai jau buvo 12 žingsnių programose ir man atrodė visai, kad baisiausia būt kaip mama. Vat. Jin ten eina pas tos savo anonimus, tai kaip čia aš galiu. Bet kalbėjau su psichiatru ir aš taip sakau, gydytojo, o kaip jūs manot, gal aš tiesiog priklausoma, ir jis sako, keletą dar abejonių kyla. Ir nežinau kodėl, bet aš išgirdau. Jo, ir vat nuo tada prasidėjo mano sveikimas, aš aišku dar ir atkritau kelis kartus, bet atėjau Vilniuje į grupę vieną ir tenai vat kalbėjo žmonės apie tas emocinės būsenas, kurios man žiauriai pažįstamas, bet jie šviesus ir jie šypsosi ir jie turi tą viltį. Ir jo, aš tada atsimenu ilgai rinkausi globėją, nes ten ateinu į vieną susirinkimą, ten žiūriu šitą visai fainą ir tada apsiverkia, galvoju, nu ne, fui. Tada paskui kita ten dalinasi, kaip ten su vyru jai nesiseka, galvoju, nu tikrai aš nenoriu tokios blaivybės, kur su vyru nesiseka. Ir atkritau. Atėjau į pasimatymą ten su vyriškiu, su kuriuo susipažinau psichiatriniai. Nes tuo metu taip man vykdavo. Ir kažkas už mane užsisakė 2 raudono vyno, nors aš jau esu toj situacijoj, kur aš pasidavus, kur aš realiai bijau mirti, aš suprantu, prie ko mane priveda kiekvienas mano vartojimas, bet kažkas už mane užsisakė to vyno. Ir ačiū Dievui, kad jau man buvo ta žinia pasėta, kad čia nėra atsakymas ir aš atsimenu, tai buvo labai baisu, nes aišku, to vyno nesustoja, ačiū Dievui, ten jokie bareigos neatrašė
Ir aš kitą dieną bėgau į grupę ir man moteris viena pasiūlė būt mano laikina globėja ir jinai jau 6 metai yra mano laikina globėja. Ir mes pradėjom skaityt knygą didžiąją. Ir įvyko kažkoks stebuklas, nes aš toliau dar ten niekam nesakydama parūkydavau žolės, nes man atrodo, kad žolė ne narkotikas. Ir, bet einant žingsniais kažkurio etapu man tiesiog buvo patrauktas tas noras ir aš nesuprantu, kodėl man pasisekė. Nes, aš labai bijojau mirt, labai šventai klausiau ten tos globėjos. Atsimenu, aš jai ten skambinau su tokiais dalykais, kaip ten ar man ryžius ar grikius pirkti. Aš tiek nežinau, kaip man gyventi toliau, kad aš visiškai nebepasitikėjau, aš tokia atrodė sudaužyta, absoliučiai jaučiaus, visiškai savim nepasitikėjau. Ir tiesiog labai tariausi ir jin labai auksinės kantrybės žmogus buvo. Ir labai gražiai mane nukreipė dar ir su kitomis moterimis veikime bendraut, kad ne tik tai ją išskambinčiau. Ir jo, vat pirmas žingsnis man kažkaip, aš jaučiaus, kad aš išbandžiau. Aš jaučiaus, kad aš bandžiau kitus metodus, kurie man visiškai nepadėjo. Man nepadėjo psichiatrinis gydymas, man nepadėjo sportas, man nepadėjo pakeisti šalį, man nepadėjo romantiniai santykiai, man nepadėjo svajonių siekimas, man tiesiog niekas nepadėjo, išskyrus tai, ką aš čia gavau. Ir mano gyvenimas nevaldomas, man buvo visai paprasta tai suvokti. Ir ėjom žingsniais toliau ir kažkaip va ta Dievo sąvoka man atrodė labai baisi, nes mano tėvai buvo labai religingi ir man paskui, kai pasakojo, net kai komunija buvo, ten jie mane užrašė komunijai ir liko savaitė iki komunijos, ten man nupirko tą suknelę ir aš pasakau mamai, aš netikiu Dievu, aš neisiu į tą komuniją, tau reikia, tu eik. Ir va toks kažkoks, nežinau iš kur, va toks pasipriešinimas, šiaip labai daug to pasipriešinimo viduje viskam turėjau. Ir atsimenu, su tėvu prisigerdavom ir ten jisai labai religingas, jis šiaip labai išsilavinęs žmogus, labai intelektualus ir man netilpdavo galvoje, kaip jis gali tikėti. Kaip jis gali tikėti, kad yra kažkoks dėdulė dangui, kuris čia kažką tvarko. Nes man atrodo, kad tiki žmonės, kurie bijo mirties, kad čia žodžiu, kad jiem reikia kažkokios pasakos, kad čia bus kažkas po to. Ir man buvo sunku su tą sąvoką, bet manęs niekas nevertė. Manęs niekas nevertė tikėti dalykais, kuriais aš netikiu, man niekas neaiškino, kaip ta aukštesnė jėga atrodo. Ir man atrodo, dėl to aš ir likau. Ir man tiesiog per maldos kartojimą, aš tiesiog jutau, kad man tai veikia. Ir niekas, sakau, taip po truputį kažkaip pradėjo statytis tas santykis su aukštesnė jėga, man kažkaip visą laiką biškį nejauku yra daug dalintis, nes man atrodo, kad tai yra taip intimu, kad, kiekvienas mes vis tiek turim tą asmeninį santykį turėti, bet man jisai nebuvo, kad natūraliai statėsi su aukštesnė jėga. Man buvo baisi mintis atiduoti savo gyvenimą tam kažkam, ko aš nesuvokiu, bet kita vertus aš mačiau, kaip mano gyvenimas vystėsi, kai aš neatidaviau. Ir tiesiog šiaip tai realiai tai aš per žingsnį suglobėjau gan mechaniškai, nes aš labai bijojau atkrist. Aš labai bijojau, nes šiaip iki šiol, aš mane lydi tą baimę atkriščio, kad man atrodo, aš nežinau, ar aš grįžčiau, aš labai stipriai abejoju, ar aš grįžčiau, jeigu atkriščiau, nes, jaučiu, kad man tiesiog buvo suteiktas šansas gyventi. Tai paskui priėjom 4 žingsnį ir man atrodė, kad man bus visai lengva, nes aš psichoterapijoje ten nuo paauglystės esu, man atrodo, aš viską žinau, aš žinau, kas dėl ko kaltas, aš žinau ten, kaip viskas vyko ir aš dabar jums papasakosiu, ką jie man padarė. Ir man didžiausias tas posūkis buvo, kuris savo pusę pirmą kartą pažiūrėti ir buvo toks iš pradžių ir labai nejaukus ir labai juokinga, nes kai man 4 žingsnį rašyti, nes nemažai žmonių užstringa. Tam žingsnį, kai man reikėjo 4 žingsnį rašyti, man lūžo ranka ir aš turėjau biuletenį sėdėti. Ir aš neturėjau nieko veikti, nes dar buvo kovidas, visas miestas užrakintas, aš neturiu ką veikti. Vienintelis dalykas, ką aš turiu ką veikti, tai ten prisijungti online'inius susirinkimus ir rašyti 4. Ir jo, labai įdomus momentas buvo, kad pasižiūrėjusi savo dalį, aš realiai pajutau jėgos tame. Nes aš visą gyvenimą gyvenau su tokia mintim, kad ką jie čia man daro, kaip ten tie visi vyrai mane skriaudžia, kaip čia gimiau ne toj šeimoje, kaip tie tėvai
mane ne taip augino ir ne taip mane reikėjo augint, nu, vat kaip jie manęs nematė ir kaip mane visi skriaudė. Ir pasižiūrėti tą savo dalį man labai paradoksaliai ne tik tai, kad ten, nu, vat kažkokią kaltę ar gėdą sukeltų, man tai sukėlė, kad tokio, nu, nesu aš jau tokia aukelė, kurią ten ūkio visi. Ir man tas labai labai įdomus momentas buvo. Ir 5 žingsnį darant, kalbant su globėja, man irgi, vat, man nebuvo ten kažkaip, kad ten labai kažkas apvirstų staigiai, bet man atsirado tokios užuominos po 5 žingsnio pagarbos sau ir savo kūnui. Ir vien dėl to, kad aš gimiau ir to tokio suvokimo, kad aš tiesiog esu priklausomas žmogus. Ir mano visa ta gyvenimo istorija, ji nebuvo ten kažkokia geriausia ar blogiausia, ji tiesiog buvo priklausomas žmogaus gyvenimas, kuris tiesiog vystėsi taip, kaip vystosi priklausomų žmonių gyvenimas. Yra va tas momentas, kai manęs paklausė, ar nieko savo nepasilikai, ir aš va jai pasakiau tai, ko, nu, daugiau nesu niekam pasakojus, kas man atrodo, kad mane čia nurašys nuo visuomenės, vat už tai, ką aš jai ten papasakojau. Jin taip visiškai ramiai sureagavo ir taip papasakojo labai panašią istoriją iš savo gyvenimo ir man buvo toks wow. Irgi vat pirma pamoka sąžiningumo, nes vat apie sąžiningumą kalbant, aš visą laiką iliuzijose va tose gyvenau. Nu, vat, kaip ir sakiau, kad aš ten kažkokią savo biografiją rašau, kokia aš čia žvaigždė ir taip toliau. Ir aš atsimenu net dienoraštį pradiniai mokykloj, aš rašiau, kur dienoraščio nu nieks neskaitys, kas jį skaitys. Aš tam dienoraštį rašau, kaip mane visi klasiokai vadina Britney Spears, kad aš ją labai panašiai. Ir niekas, žinokit, taip nesakė. Aš nežinau, kodėl man reikėjo vat meluoti savo dienoraštį ir vat kartot tas istorijas savo galvoj, kuriom aš įtikiu ir tada jūs įtikinu. Ir, nu, vat, apie tas iliuzijas. Ir vat šitoj programai man pirmą kartą aš pajutau, kokia laisvė yra sąžiningume. Ir kokia, nu, kaip gera matyti tą realybę ir nu, be visų tų prisisvaigimų. Ir kad tik ten aš galiu būti laisva. Ir jo, kaip ir rašo mūsų knygoje, kad nu, reikia sąžiningumo su savimi einant šito keliu ir jisai aišku, nebūna, kad vat įjungiu ir viskas, aš nuo šiol sąžininga, bet nu, vat šitos pamokos man buvo labai labai galingos. Ir jo, vat net ir atsimenu, kai aš ten minėjau, kad aš vis dar svaiginausi, aš ten parūkydavau žolytę. Pas mus namų grupėje yra tradicija, kad kai kažkam sueina metai blaivybės, ten visi susirenkam į kavinę ir ten būna ir gėlės, ir plakatai, ir visi tave čia sveikina, ir atsimenu, mane visi sveikino. Ir aš kaip ir neatsiminiau, nes nu, aš buvau padėjusi stalčiuką ten tą savo žolės rūkimą, kad nu, čiagi nesiskaitė. Ir praėjo mėnuo, praėjo dar savaitę ir aš jaučiu, kad man kažko blogo. Ir man blogo. Ir aš kalbu su globėja ir man pėst staiga iš stalčiaus iššovė. Sakau, bet tu žinok, aš rūkiau dar žolę. Čia nebuvo mano blaivybės data. Ir man atrodo, kad mane ten išmes iš draugijos, atsisakys globos, sakys, tu padugne eik iš čia, žinai, melagė, narkomanė. Ir jin taip sako, nu geras. Sako, ačiū, kad tu sąžininga. Ir man čia, ačiū, kad tu sąžininga. Nu, va tos pamokos, kad nu, mane priema. Mane priema, kai aš nesąžininga. Ir mane priema, kai aš tampu sąžininga. Ir va tai irgi stato tą tokį ant realybės buvimą. Ir tai man davė užduoti paskambinti visiems, kurie tam buvo tam gimtadienį ir pasakyti, kad mano blaivybės data kitokia. Ir va, kiekvienam paskambinus visi žvengia, sako, tai per kiek tu čia pastumiai tą blaivybės datą, per mėnesį, pusantro, čia, sako, aš maniau, tu čia atkritai, kad tu, žinai, paskambinai. O man ten tai baisu tokia gėda, šakės. Tai jo, va, tas sąžiningumo pamokos ir... Jo, paskui pas mus žingsniuose yra apie būdo trūkumus. Man apie būdo trūkumus, man visiškai neaišku buvo. Man ten padarius 5 žingsnį, man globėja padėjo suvokti, biški, nu, ten patarė, ką jinai mato, kokius paternus. Vienas iš jų buvo manipuliacija. Aš apie savo manipuliaciją pradėjau daugiau biški supras gal 3 blaivybės metais tik tai. Nes nu, aš nesupratau šito, bet vat, kad kai aš paskambinu mamai, ir vat, sakau, kad aš, blemba, kaip aš čia pinigų neturiu, sakau, nu, vat, ten seną duoną valgau ir man perveda pinigų po skambučio, nu, vat, kad čia buvo manipuliacija, nors realiai aš, nu, aš turiu ką valgyti, ta prasme. Bet, vat, nu, man taip įsijungia, kad aš net nesuvokiu, kai aš manipuliuoju. Kad, nu, vat, tie mechanizmai, jie yra tokie įsišaknyje, kad, nu, aš tiesiog nemoku sąžiningai pasakyti, mama, gal gali man padėti, paskolinti pinigų, aš to grąžinsiu.
O man vat eina per tuos kitus kampus ir jo, vat prie tų būdo trūkumų daugiau ten buvo privardinta ir sakau, man labai sunku buvo suvokti. Dabar, kadangi įrašinėjom, gal nepasakosiu ten tų kitų istorijų, dabar užsiparinau, bet, nu, va, ta manipuliacija vat, per visur ėjo. Ir jo, ir va tada priėjom prie aštuntuko ir aštuntuko, devintuko man buvo labai svarbu surašyti tą sąrašą, bet aš va taip rašiau, įsivaizduodama, kaip aš jau ten einu kalbėt su visais ir mano aštunto sąraše buvo labai daug mano buvusių vaikinų ir paskaičius globėjai, jinai visus juos išbraukė ir pasakė, kad, nu, žinok, tavo 9 būtų gal tiesiog jam nerašyti. Ir nebejudint ant tų žaizdų, kurias tu palikai. Ir kartu jinai ir prirašė tokių dalykų, padėjo man pamatyti, kad, nu, vat, pavyzdžiui, mano močiutės nebuvo tam sąraše. Aš nesuvokiau, nu, vat, vis tiek ateina tas toksai suktas mąstymas, man dėl to reikia kito priklausomo žmogaus, kai aš einu šitais žingsniais, kad man padėtų matyti va, tos mano aklus kampus. Nes su močiute man buvo vienas galingiausių mano 9 žingsnių. Jinai buvo šiaip vat, vienintelis toks saugus, minkštas, švelnus žmogus mūsų namuose. Ir visi, kai ten pykdavosi, vat, man pas ją būdavo saugu ir man buvo saugu su ją būti pikta. Va, ten aš galėjau būti pikta su ją ir visokių tokių momentų. Ir dar atsimenu, kai jinai sirgo ir dar mano vartojimas buvo ir manęs paprašė mama, jinai ten išvyko iš kelionę, kad aš pabūčiau su močiute, ją paslaugyčiau. Ir būdavo taip, kad aš ten atvažiuoju pirmą nakties, nesugebu atrakinti jos durų ir ten beldžiu ir sakau, močiute, aš atvažiavau tau padėti. Ir va, tokių momentų ir mano aukštesnė jėga labai labai padovanojo šitą momentą, kad aš galėjau jai būti naudinga, nes jinai paskui buvo senelių namuose ir mano 9 žingsnis jai buvo, aš važiavau kiekvieną savaitę pas ją ir buvau su ją, šukavau jai plaukus, tepiau lūpas vazelinu, mes kartu dainavom, šnekėjom, jinai jau sunkiai orientavosi aplinkoje, bet aš 1,5 metų taip vat pavažinėjau ir man padovanojo tai, kad aš galėjau būti su ją jos paskutinę gyvenimo dieną, laikiau ją už rankos ir dar kartą už viską padėkojau. Aš nežinau, kad tai bus jos paskutinė diena, bet, nu, man tas slaugės pasakė, nu, vat pasakykit, kas svarbu. Ir vat aš turėjau tą dovaną, kad aš jai padėkojau už viską, atsiprašiau dar kartą. Ir jinai išėjo. Ir jinai nebuvo viena tą dieną. Ir jo, va čia toks galingiausias galbūt dalykas, nes va ta Kotryna, kuri vartoja, nu, jinai nebūtų buvus tokioje sudėtingoje situacijoje. Tai būtų buvę apie mane, apie mano skausmą, kaip čia man sunku, kaip čia liūdna man. O va šita programa mane išmokė būti šalia žmonių. Ir būti ir matyti juos, ir mylėti juos ne tik žodžiais ir postringavimais, o veiksmu. Ir jo, jo, galinga šita patirtis buvo. Tai paskui apie 10, 11, 12 aš šiaip praėjau 12 žingsnių ir aš galvojau, man reikia gyventi savo gyvenimą. Žodžiu, jums reikia, jūs siekit ant to ryšio su aukštesnė jėga, aš einu gauti paaukštinimą, aš jūs laikysiu teisės. Dar atsimenu, jau laikyti teisės ir pervedžiau biškį į maisto banką, čia tokia indulgencija, nes mano 9 buvo ten tarnaut maisto banke. Ir globėjai sakau, jis sako, žinok, čia nesiskaito. Bet, nu, va, išlaikiau žodžiu teisės, ten gavau paaukštinimą darbe ir man tai bloga pasidarė. Aš ten gavau tą paaukštinimą, grįžau namo ir pradėjau verkti. Nes, nu, man nebuvo to kaifo, kur aš tikėjausi. Ir aš vis tikėjausi, kad, nu, va, dabar, va, aš jiem visiems parodysiu, kaip čia aš susitvarkiau ir va, čia va, dabar bus, dabar jūs va, palaukit. O aš gavau tą paaukštinimą ir man taip tuščia, aš suprantu, kad manęs nevelka šitie dalykai ir aš verkiu. Ir atsimenu, šiaip, bet vaikščiodavau į grupės ir verkdavau ir sakydavau, nu ką man daryti, nu aš taigi einu į susirinkimus ir skambinu ten alkoholikam ir priklausomiem ir, vat ką man daryti, ir sako, tu meldies, nu tu gal pasimelsk. Man tokia agresija sukildavo, kai man sakydavo pasimelsk, nu. Na, kažkaip nerišo, kuo čia gali būti susiję, bet aš vieną iš tų naktų verkiu į pagalbą, taip susikišus kaip ant athodo. Tas jausmas kaip ant athodo, kad, nu, man tiesiog, man reikia kažko, išgelbėkit mane ir pasakiau kažkaip, nu, jeigu tu esi, davai ateik. Ir taip buitiškai, bet taip pradėjo mano tas sąmoningas ryšys su aukštesnė jėga atsirado ir jis tikrai neatsirado tada, kai aš paskaičiau jį knygoje.
o va tada, kai man jo reikėjo, nes mano visas veikimas man per skausmą ir mano aukštesnė jėga mane myli, kad jinai man to skausmo duoda sočiai, kad aš visą laiką būčiau arti. Nes kai aš pradedu improvizuoti, va tada man sugrįžta skausmas, va tai va. Bet mano aukštesnė jėga mane myli ir man užtenka žengti vieną žingsnį ir jinai pribėga prie manęs ir sako, va vaikė, va kur tu buvai, valio, einam kartu. Ir nu, man labai, labai, labai veikia visi šitie programos įrankiai. Tai jo. Ir apie tarnystę mane kažkaip labai, man labai šiaip pasisekė, kad aš esu grupė, kurioje tarnauja žmonės daug ir buvau iš karto išstumta į tarnystę, nes atsimenu ir šiaip vat, važinėjimai visokie į kitus miestus su priklausomai žmonėm, man pačiai pradžioje atrodė, kad, nu, dieve, nu, aš šeimai mieliau vat, sėdėčiau prie kompo dabar ir geiminčiau ir valgyčiau ir man atrodo, kad, nu, iš viso ką čia važiuoti, nu, ten leisti savo laiką, bet visą laiką, kai aš išvažiuodavau, nu, žinau, kad man taip gera būdavo. Man taip gera yra būti prie kitų priklausomų žmonių, mane va tai gydo. Mane tai gydo. Ir vat, kai aš išlipu iš savo galvos ir padarau kažką, kas man nėra būdinga, tai reiškia padaryti kažką, kas gali būti naudinga kitiem. Nu, va čia vat, yra mano vaistas. Mano vaistas yra atsiminti, kuo sergu ir perduoti šitą žinią, nes kitaip vat, visa ta tamsa, per kurią aš jau jinai neturėtų prasmės. O vat, čia yra vienintelė vieta, kur visi tie išgyvenimai gali turėti prasme. Ir ta tarnystė, aišku, ir aptingstu ir tikrai nėra taip, kad aš ten labai pavyzdingai visus šitos blaivybės metus gyvenau, bet, nu, sugrįžta skausmas, tada įjungiu tarnystę ir aš vėl galiu gyventi kaip normalus žmogus. Man gal didžiausias stebuklas vat, šitos programos yra, kad man dingo noras save žaloti, man dingo noras žaloti aplinkui save esančius žmonės. Man kažkaip, vat, aš atsimenu apie tas depresyvias būsenas, man tikrai nebuvo, kad jos labai staigiai dingo, bet aš atsimenu, kad vat, jau buvau praėjus žingsniais ir vat, kažkurio momentu pagalvojau, kad aš jau kurį laiką nebegalvoju apie mirtį. Ir aš nežinau, kada tai įvyko, bet aš pasivėjau tai tik tai vėliau, kad, nu, aš jau kurį laiką nebegalvoju apie tai, kaip... Ir man tiesiog lengva kažkaip. Atėjo va, tas lengvumas. Ir tas lengvumas lieka, jeigu aš esu arti jūsų, bet, nu, aš su šitą ligą aš turiu, kaip labai dažnai, man labai banaliai skambėdavo tokios frazės, bet aš realiai turiu mirties nuosprendį, kurį aš galiu kasdien man gali atidėti, jeigu aš darysiu tai, ką jūs mane mokot. Ir jo, ir va toj blaivybė irgi įvairiausių momentų buvo ir skyrybų, ir gedulo, ir visokio išprotėjimo, ir ten savo metodų ieškojimo, kaip ten vėl, ten, žodžiu. Man visą užvelka mane statyti savo gyvenimą idealų ir ten, žodžiu, ar ten tapti liekniausia mergina Lietuvoje, ar ten, žodžiu, ten, per karjerą, per svajonės siekti, ten, žodžiu, išsipildymo, bet man visai ką primena, kad, nu, vat ne tai yra raktas į mano gerą emocinę būseną, į mano, ne tai, kad gerą emocinę būseną, bet į tai, kad aš nesielgčiau kaip beprotė, nu, nes aš kai su jumis, aš galiu nesielgti kaip beprotė. Aš galiu, vat, atsikelt, ramiai, vat, turėti kažkokius tvarius santykius ir, nežinau, vat, pavyzdžiui, aš anksčiau paskambindavau sesei ir jos pirmi žodžiai būdavo, kas nutiko, iš kur tave paimt. O dabar to nėra. Jis sako, o labas, ką tu. Ir tai vyko gal 4 blaivybės metais tikrai. Ir jo, nu, bet stebuklai. Ir matyti kartu, kaip ir bendra keleivių gyvenimai keičiasi ir gražėja. Nu, bet irgi čia yra magija, kad matyti, iš kur žmonės ateina, kokios būsenos ir kaip jie, nu, stebuklai įvyksta, nu, tai atsiranda ta šviesa akise ir, nu, ir atsiranda ir ten žmonės ir mokslus pasibaigia ir ten šeimas sukuria ir išsipildo tos svajonės, nes, nu, mano aukštesnė jėga man yra paruošus planą tokį, apie kurį aš net negalėjau pasvajoti ir aš tikrai, nu, nuoširdžiai gyvenu tą gyvenimą, apie kurį aš, nu, galbūt ten athodo svajodavau, aš neturiu ten tos savo sodybos, neauginu ožkų, bet, nu, aš gyvenu tą ramų gyvenimą, kuris man atrodo baisiausias dalykas, tai kad aš, žodžiu, išblaivėsiu ir tapsiu nuobodi, kad man bus nuobodu gyventi ir man vat nebebus ten, žodžiu, prie skoniuko tam mano gyvenime, kad ten, žodžiu, išsijungs 8 vakaro šviesos ir po panoramos eisiu miegoti visą laiką. Bet taip nėra. Taip nėra ir tas gyvenimas velniškai įdomus gali būti ir tos svajonės gali pildytis ir jo, bet va, tam man irgi reikalinga draugija, nes su jumis man labai linksma ir man labai gera. Tai va, tai net nežinau.
gal tiek, va dar liko 5 minutės, bet gal neužpyksit, jeigu trumpiau. Geras. Ačiū labai, kad esu blaiva ir kad esu su jumis. Dėkoju pranešėjai. Prašome klausti. Jokūbas narkomanas. Ar yra tokių dalykų, kurių neatidavai dar aukštesnį jėgai, ar nusprendėjai, kad, kad vis dėlto pasilieki savo, ar nusprendėjai, kad ne taip čia reikia, tokių dalykų, kur neatidavai tiesiog. Aha. Žinai, kaip man yra, kad aš atsikeliu ryte ir tos dėrybos vyksta iš karto. Man, va čia gal su trečiu žingsniu susiję labai yra, kad aš galiu sakyti garsiai, kad aš atiduodu viską aukštesnį jėgai. Aš galiu įsivaizduoti, kad aš viską atiduodu jėgai ir pati savo meluoti, kad aš atiduodu viską aukštesnį jėgai. Ir realiai vis tiek toliau būti kaip ten, žinai, tiesiog įsikandus tos savo idėjas, nes mano priklausomas protas, jis yra gan klampus. Ir aš, ką aš labai šiais metais išmokau, kad aš negaliu pasirinkti, ant kiek aš esu arti tos aukštesnės jėgos. Aš galiu daryti ant tos veiksmus, bet kartais aukštesnės jėgos planas yra man biškį pasikamuot su ta savo idėja. Ir aš atsimenu, buvau alkoholikų stovykloje Šventojoje šią vasarą ir aš tam buvau režime, kur man, žodžiu, reikia labai daug sportuoti. Ir aš nubėgau ten 4 kilometrus nebėgiodama ir man parėjo čiurna. Ir man parėjo čiurna taip, kad aš negaliu paeiti. Ir aš galvoju, bet nesąmonė, aš atvažiavau į stovyklą, aš moku pinigus ir aš vaikščiau ant tos čiurnos skaudančias. Ir man žiauriai apmaudu, kad visi, ten, žodžiu, sėdi, visi tūsina, o aš turiu sėdėti savo viešbučio kambarį ir aš paeiti negaliu. Aš tiesiog negaliu paeiti. Ir aš ten klupau ant kelių ir sakiau, kur tu, ko tu mane čia apleidai, aš tau atiduodu, bet tu paimk ir sutvarkyk. Ir, bet aš negaliu. Aš neturiu įtakos šitoje vietoje. Dievas nusprendžia ir Dievas turi savo planą. Ir kartais man planas yra pabūti mano toje beprotybėje, kad aš tikrai pasiduočiau. Ir aš tik tai kaip pasiduodu, tada įvyksta tas lengvumas. Bet taip, kad aš tiesiog rėkiu, kaip aš atiduodu, kaip čia, žodžiu, aš nuolanki esu, taip neveikia man. Ir kiekvieną dieną, jeigu aš atsimenu, kuo aš sergu ir paprašau, pamaldauju, tada gali būti, kad ta diena nueis pagal aukštesnės jėgos valią. Bet aš velniškai užsispyrus esu irgi. Ir kartais tas skausmas, man jis yra būtinas ir tą aš turiu priimti. Tai aš nežinau, kiek čia atsakiau, bet būtų fainai, jeigu aš tiesiog, galėčiau parašyti ir pasakyti, viskas atiduodu, paimk. Bet kartais man tiesiog reikia pasikamuoti su to savo užsispyrimu ir su tam savo iliuzijom. Tai jau. Ačiū. Malonė, narkomanė, alkoholikė. Sveiki. Darai 10-11. Ar pastovi, nepastovi, pakabitakus, ar dažnai. Man veikia taip, kad kai man skauda, aš tampu pačia pavyzdingiausia. Aš tada darau viską, viskam sakau taip programai, ten, žodžiu, meldžiuos, medituoju, skaitau ten skaitinius, žodžiu, skambinu naujokui, domiuosi uoliai, kaip ten jam sekasi. Ir tam man pagerėja. Ir kai man pagerėja, man atsiranda mano planas. Ir tada aš nueinu ir ten jau kažkaip ir tos inventorizacijas nedarau ir čia pamedituot pirtingiu ir kas tada įvyksta, tada man grįžta skausmas. Ir tada, kai man pradeda skauda, man jau nepatinka, jau, žinai, ir taip ir banguoju. Taip ir banguoju, kartais daugiau išprotėjau, kartais mažiau išprotėjau, bet kas man yra nuostabiausia apie šitą programą, kad aš visai ką galiu sugrįžti. Aš galiu sugrįžti ir niekas manęs čia nesmerkia, niekas manęs iš čia neišmeta, jeigu aš ten kažkaip pjaunu grybą, man būna pasako, kad biškį gal pjauni grybą. Ir tam man reikia jūsų, tam reikia būti sąžiningas su bent vienu iš jūsų, kad bent vienas iš jūsų žinotų, kas ten pas mane verda. Nes kitaip aš galiu nuplaukti tai va. O kai aš biškį pasičekinu su jumis, kur aš esu ir kaip čia viskas vyksta, aš gaunu tais signalus. Ir priklauso, ar aš juos išgirstu ar ne.
Jurijus Narkomanas. Sveikas. Gal toks jungtinis klausimas šiaip, bet man atrodo susiję čia kažkaip į tą irgi trečią žingsnį. Kaip sekas tu kontrolę ir kantrybę? Kaip sekas pasitikėti Dievu ir kaip sekas paleisti kontrolę, nes tikiu, kad norisi rezultatą kontroliuoti, arba ten aukšti lūkesčiai, arba kai ten kažko lauki labai, ten nesigavo, bet čia taip kartu kaip sekas ugdyti tą pakantumą, kantrybę ir pasitikėjimą Dievu. Jo. Nu, aš sakau, aš kaip molis jaučiuos ir iš manęs lipdo kantrybę, iš manęs lipdo nuolankumą. Nes aš pati, aš galiu užgribauti be galo. Bet kai aš jaučiu tą didžiulį skausmą, čia labai viskas, aš sakau, aš nieko naujo nepasakysiu, nes man tik per skausmą, ant menčių, nes po to, kai aš tą čiurną išsisukau, čia nemažai žino, bet mano kelionė nesibaigė. Aš tada, žodžiu, užsibintavau elastiniu, per dieną nueidavau 18 000 žingsnių su ramentais, nes man vis tiek reikia varyti. Aš negaliu nusėsti. O aš, realiai bėgau nuo skausmo tuo metu emocinė, nes buvau išsiskyrus. Tai žodžiu, aš su ramentais 18 000 žingsnių per dieną nubėgu, tada man po 3 savaičių aš valgiau guminuką, išniro žandikaulis. Ir man žiauriai skauda ir aš negaliu valgyti. Ir, ten per šiaudelį valgau, ten biškį pasitvarkė, toliau aš ten lakstau su tais ramentais. Ir jau kaip ir viskas gerai, ir dar po 3 savaičių man išniro kojos girnelė. Trūko 2 raiščiai ir reikėjo operacijos. Ir aš tada guliu, ir aš tada realiai guliu ant menčių ir aš nebegaliu paeiti. Ir mano planas, visiškai neveikia. Nors aš vaikščiau į susirinkimus, aš skambindavau globėjai tiek kartų, kiek reikia. Bet aš turėjau tą savo planą. Ir aš taip norėjau sukontroliuoti, bet viską savo gyvenime, nuo ten kalorijų skaičiaus iki nueitų žingsnių. O aš realiai paeit nebegaliu. Ir ką man tada daryti? Bet ką man daryti, kai aš negaliu pajudėti? Ir aš negaliu niekaip pajudėti. Tai tada atsiminiau 11 žingsnį, tada atsiminiau maldą meditaciją. Ir tada aš supratau, kad aš realiai, man yra dovanotas šitas gyvenimas. Man yra dovanoti tie momentai šviesesnio proto, kai aš galiu būti naudinga kitiem, kai aš galiu išgirsti, kai aš galiu būti nuolanki. Ir man kartais reikia labai skaudžių pamokų, kad aš paleisčiau tą kontrolę. Ir ta kantrybė pas mane gyvenime nebuvo kantrybės niekam. Man visko reikėjo vakar ir daugiau, negu man duoda. O šitoj programoje atsiranda. Bet man tai tikrai nėra taip, kad aš čia baisiai nušvitau ir tapau tobulų žmogum. Man tai ateina per skausmą. Ir kartais man tų signalų reikia labai skausmingų. Tai Gediminas Narkomanas. Tai greitai, pamatai, kada jau grybauji. Supratai mane turbūt. Yeah. Kada man nesveikas protas tavo. Greitai atėjo tas momentas, kada tu pradėjai pastebėti šitą dalyką. Ar tai ir dabar būna, kad vakar, blemba, čia grybau pripjaut? Tai matai, man kartais reikia, kad 2 kojos raiščiai trūktų ir čia buvo prieš metus maždaug. Ne, mažiau. Kada čia buvo šią vasarą? Prieš 9 mėnesius. Man jau beveik 5 metai blaivybės ir aš galiu taip nusirauti. Nes, iš pradžio iš viso aš ten baisiai viską ščirai dariau ir biškai užaugo sparnai paskui su laiku. Ir, tos pamokos, aš nežinau, aš labai norėčiau sakyti, kad čia aš vis augu ir keičiuos, bet aš tiesiog suprantu, kad man tiesiog yra vienai dienai duota. Ir aš iš vakar blaivybės, aš nebūsiu rytoj blaivi. Aš kasdien turiu kažką padaryti dėl savo blaivybės, kad aš galėčiau toj ramybėj gyventi. Kartais tai ateina greičiau, bet dabar aš nežinau, aš man atrodo gavau taip ten į kaulus su ta koja, kad dabar man kažkaip atrodo biškai greičiau pasigaunu, nes aš suprantu, kiek aš galiu būdama blaiva ir eidama į susirinkimus išprotėti. Tai dabar atrodo, kad to sąmoningumo yra daugiau šiam momentui, bet aš nežinau, kaip bus rytoj. Aš tiesiog realiai nežinau, nes mūsų liga, tokia yra. Ir dabar iš karto kito klausimas, kaip aš šitą globėjos pagalbos ar nereikia? Globėjos pagalbos? Kad pasakytų apie tave, žinai, tiesą. Matai, čia, man atrodo labai individualu, aš galiu prašyti pagalbos ir aš galiu išgirsti ir galiu įdaryti.
Ir kartais visi tie 3 dalykai, jie nesustoja į vieną eilę. Nežinau, ar aiškiai pasakiau. Bet jo, bet kažkaip, kiek aš pati, kiek man sako kiti žmonės, kiek aš galiu išgirsti tai, kiek aš, nes aš atsimenu, iš manęs ten pažvengdavo ir grupiai žmonės pažvengdavo, kad aš ten, buvo irgi tokių momentų, kai aš ten, žodžiu, lieku namie ir vaikštau ratais namie, ten, žodžiu, tos žingsnius renku, ten ir klausaus online susirinkimą ir paskui suprantu, kad gal čia biškai negerai buvo. Bet, nu, bet vėlgi apie tą nuolankumą. Ar man yra padovanotas nuolankumas tam mano gyvenimo etape, ar man užaugę sparnai, nes, nu, va čia labai pavojinga, man atrodo, man vienas pavojingiausių dalykų ir yra, kaip užauga tie sparnai. Bet kartais tai turbūt tiesiog reikia tokių pamokų man. Aš kartais matau ir žiūriu ir atrodo, kiti žmonės kaip kažkaip lygiau sveiksta ir galvoju, kažkas čia gal negerai, bet aš suprantu, kad, nu, aš tik ne Dievas, nu, jeigu yra aukštesnė jėga, nu, tai jinai viską tvarko. Jinai viską tvarko ir jinai man tą ir mano, tas grybus man duoda, tokius, kokių man reikia. Ir tas pamokas. Bet kažkaip. Jo, bet aš toliau bendrauju su savo globėja, atsakant į klausimą. Bendrauju ir pati globoju ir va, tas labai padeda. Labai. Realybėj. Ir tada rodyt pavyzdžių. Ačiū. Tadas alkoholikas. Sveikas. Sveikas. Ar pavyko tapti liekniausią merginą? Ne. Antras klausimas. Ar jau eini miegot po panoramos? Vėliau. Dar turim laiko vienam klausimui. Gyveni su antra pusė, tai kaip sekasi? Negyvenu su antra pusė. Tik kad papasakasi. Nu jo, bet esu gyvenus. Tai jo, bet viskas fainai, nes aš išblaivėjau ir ten laikiausi visų tų rekomendacijų, ten, žodžiu, nesusitikinėti tam 1 metais. Ir tada, kai prasidėjo tie pirmi blaivūs santykiai, man yra labai lengva būti tarp jūsų ir su jumis susitikti kartą į savaitę ir būti va, tokiu fainu žmogum ir gražiai bendrauti. Bet kai atsiranda tas kitas žmogus mano erdvėj 24/7, mano visas tas dvasinis nušvitimas gali va ten va. Ir va, nu, labai tokios stiprios pamokos, bet naudingos. Ir paskui stiprios pamokos, kaip išsiskirt blaivai pirmą kartą irgi. Ja. Niekas daugiau neturi labai degančių klausimų. Dėl globoti? Šiuo metu turiu 1. Gerai, dar kartą dėkoju pranešėjai.